šaunių. Visa civilizacija nepražuvo praėjusią naktą. Teisingai. Po 39 dienų kovų Donaldas Trumpas paskelbė 2 savaičių paliaubas kare su Iranu. Tačiau paliaubos tarp Jungtinių valstijų ir Irano nėra daug žadanti derybų pradžia. Galbūt šaudymas liausis, tačiau šalių bendras paliaubų aiškinimas yra prieštaringas ir neturėtume manyti, kad viskas jau padaryta. Taigi šiandien pažvelkime į pagrindinę problemą, su kuria susiduria vadinamosios paliaubos. Tada galėsime pažvelgti į kelias optimizmo priežastis, kodėl vis dėlto šaudymas liausis. Viena susijusi su Trumpo susipažinimu su realijomis mūšio lauke, o kita su pagrindinėmis galimybėmis protestuotojams vėl pasirodyti. Bet pradėkime nuo pačių paliaubų. Galbūt prisimenate, kad vos prieš kelias dienas žiniasklaida siautėjo dėl to, jog Trumpas antradienį susprogdins Irano elektrines ir tiltus, jei Iranas neatidarys Ormūzo sąsiaurio. Antradienio rytą tai jau virto klausimu apie visos civilizacijos žūtį. Yra apie ką pagalvoti, kalbant apie žiniasklaidos reakciją į tai, įskaitant mintį, kad vien grasinimas užkirstų kelią bet kokiam susitarimui. Tačiau apie tai pakalbėsiu vėliau, bent jau rytoj, išskyrus nelabai subtilų priminimą, kad tai vis dar priklausė prie dalykų, kuriuos sakė Donaldas Trumpas. Na, štai ir pasirodo, kad tai visgi nesutrukdė sudaryti susitarimo. Iš tiesų, visa tai sustojo, bent jau kol kas. Štai Trumpo įrašas iš Truth Social, kuriame jis paskelbė apie karo pauzę. Svarbiausios dalys yra, citata, priklausomai nuo to, ar Irano Islamo Respublika sutiks visiškai, nedelsiant ir saugiai atverti Hormūzo sąsiaurį. Trumpas sutinka sustabdyti Irano bombardavimą ir puolimą 2 savaitėms. 2 savaitės? Kur aš tai jau girdėjau anksčiau? Bet kokiu atveju, praleidžiant iki maždaug pusės, Jungtinės valstijos, cituoju, gavo 10 punktų pasiūlymą iš Irano ir mano, kad tai yra tinkamas pagrindas deryboms. Na, galite paklausti, kasgi yra tas 10 punktų pasiūlymas? Geras klausimas. Galvotumėte, kad Iranui būtų pakankamai lengva paskelbti tuos 10 punktų, bet ne. Irano valstybinė žiniasklaida paskelbė reikalavimų santrauką, kurioje nurodoma, kad turi būti panaikintos visos sankcijos Iranui ir JAV kariuomenė visiškai pasitraukti iš artimųjų rytų. Antroji sąlyga nebus įvykdyta. Jungtinės valstijos nesiruošia silpninti savo pozicijų regione, ypač tokiu chaotišku laikotarpiu kaip dabar. Taip pat sunku įsivaizduoti, kad Iranas visiškai išsivaduos iš visų ekonominių sankcijų. Tačiau tai tik paliečia tikrasias problemas. Persiškoje santraukos versijoje teigiama, kad Jungtinės valstijos pripažintų Irano teisę sodrinti uraną. Taip ši saga prasidėjo praėjusių metų birželį ir nemanau, kad Baltieji rūmai tam pritars. Taktiškai kalbant, taip pat sunku suprasti, kaip Iranas tikisi statyti naujas sodrinimo aikšteles, turint omenyje, kad jo oro gynyba dabar yra tik šešėlis to, kas buvo prieš 6 savaitės. Ir ne, numušti vieną F-15 nieko nepakeičia. Net tada, kai B-2 mažo pastebimumo bombonešiai vis tiek galėtų atlikti tą užduotį. Tačiau didžiausia problema yra ta, kad Irano 10 punktų plane numatyta, jog Iranas ir toliau kontroliuos Hormūzo sąsiaurį, būtent tai, nuo ko priklausė paliaubos. Tai yra visiškai nepriimtina Jungtinėms valstijoms. Ir net jei nutiktų kažkas keisto, pavyzdžiui, Trumpas tam konkrečiai pritartų, galbūt todėl, kad nori palikti šią problemą Europai, sunku patikėti, kad tai galiotų ir bet kuriam būsimam JAV prezidentui. Šiuo metu Iranas ima $2 milijonus kaip mokestį už kiekvieną iš sąsiaurio išplaukiantį laivą. Nedaug kas priima Teherano pasiūlymą, bet tokių yra. Jei tai taptų nauja norma po karo pabaigos ir laivyba grįžtų į įprastą intensyvumą, Iranas kasdien surinktų apie 65 tokius mokesčius. Per metus tai sudarytų $47 milijardus. Palyginimui, Irano BVP yra $375 milijardai. Dabar toks preliminarus skaičiavimas tikriausiai pervertina mokesčius, kuriuos Iranas surinktų. Pavyzdžiui, galima įsivaizduoti, kad tanklaiviai pilni Irano naftos būtų atleisti nuo mokesčių. Eismas taip pat visiškai negrįžtų į normalią būseną, nes mažesnio pelningumo tanklaiviai ieškotų kitų vietų savo veiklai vykdyti.
Atitinkamai, jei $2 milijonus Iranas galėtų imti karo metu, tai didžiausias įmanomas mokestis taikos metu gerokai sumažėtų. Tačiau bet kuriuo atveju tai būtų didžiulis pelnas Iranui. Esmė ta, kad kažkas čia turi pasikeisti. Nepaisant daugelio komentarų šią temą, verta pažymėti, kad Jungtinės valstijos nesutiko su Irano 10 punktų. Trumpo įrašas tik pasakė, kad tai buvo tinkamas pagrindas deryboms. Irano užsienio reikalų ministro pareiškime, paskelbtame kiek vėliau, aptariamas Amerikos 15 punktų planas ir Irano 10 punktų planas kaip bendras derybų pagrindas. Jokinga, turint omenyje, kokie jie prieštaringi. Tęsiant šią temą, užsienio reikalų ministro žinutėje taip pat sakoma, cituoju, 2 savaitės saugus praėjimas per Hormūzo sąsiaurį bus įmanomas koordinuojant su Irano ginkluotosiomis pajėgomis, atsižvelgiant į techninius apribojimus. Tai prieštarauja Trumpo pozicijai dėl, cituoju, visiško, neatidėliotino ir saugaus sąsiaurio atidarimo. Kad situacija būtų dar sudėtingesnė, Irano saugumo taryba per valstybinę žiniasklaidą paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama, kad Jungtinės valstijos sutiko su Irano 10 punktų planu. Prieštaraujant užsienio reikalų ministro pasakojimui, galbūt rodant, kad Irano viduje yra skilimas, kuris gali labai viešai pasireikšti artimiausiomis dienomis. Tai iš tikrųjų jau prasidėjo Donaldo Trumpo pusėje, nes jis ginčija Irano saugumo tarybos pranešimo autentiškumą, galbūt rodydamas, kad Jungtinės valstijos pripažįsta tik dalį Irano vyriausybės turinčią teisę derėtis. Ir dar labiau komplikuojant situaciją, Irano valstybinė žiniasklaida atskirai paskelbė dar vieną pareiškimą, kuriame teigiama, kad Iranas ir Omanas kartu ims mokestį už praėjimą per sąsiaurį paliaubų metu. Vėlgi, tai prieštarauja visiškam, neatidėliotinam ir saugiam sąsiaurio atverimui. Visa tai kartu ignoruoja faktą, kad sąsiaurio atvirumas nepriklauso nuo to, ar kuri nors šalis sako, kad jis yra atviras. Tai priklauso nuo to, ar laivybos bendrovės mano, kad jų laivai yra saugus plaukdami per šią teritoriją. Teks palaukti ir pamatyti. Paskutinė pastaba apie paliaubas. 2 savaitės vargu ar yra pakankamai laiko viskam sutvarkyti. Vidutinis laikotarpis tarp paliaubų pradžios ir galutinio susitarimo pasiekimo yra apie 10 mėnesių, o net pašalinus istorinius ir skirtinius atvejus, jis vis tiek siekia 4 mėnesius. Todėl tas 2 savaitės laikau labiau atvešimo laikotarpiu. Po 2 savaičių jos arba bus pratęstos, arba karas vėl prasidės. Būtų istoriškai reta, kad iki to laiko būtų įgyvendintas galutinis susitarimas. Gerai, visa tai atrodo kaip neigiamas paliaubų vertinimas, todėl pereikime prie kelių punktų, kodėl galima būtų būti optimistiškesniems, kad kažkas visgi gali įsitvirtinti. Prisiminkite, karas yra derybų nesėkmės pasekmė. Kovos yra brangios, todėl abi pusės turi paskatą derėtis dėl sprendimo, kuris atitiktų tikėtiną karo baigtį, bet nekainuotų nė vienai pusiai papildomai. Taigi, jei norime paaiškinti, kodėl karai baigėsi, pirmiausia turime paaiškinti, kodėl šalis nesugebėjo pasiekti derybomis pagristo sprendimo. Tada turime paaiškinti, ką per tą laiką padarė kovos, kad pašalintų kliūtį deryboms. Na, tik vakar The New York Times paskelbė ilgą straipsnį apie galutinį Trumpo sprendimą pradėti karą. Noriu apsiriboti pagrindinę įvykių apžvalgą ir tuo, kaip tai susiję su galimu karo užbaigimu, nors prie ilgesnės istorijos sugrįšime kitą kartą. Vasario 11 dieną Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu apsilankė Baltuosiuose rūmuose ir pateikė savo argumentus, kodėl Jungtinėms valstijoms būtų naudinga pradėti karą su Iranu. Pagrindinė mintis buvo ta, kad tiek režimo pakeitimas, tiek Irano karinio pajėgumo sunaikinimas yra įmanomi. Iranas nesugebėtų uždaryti Ormūzo sąsiaurio kaip atsako, o žala JAV sąjungininkams regione būtų minimali. Galbūt prisimenate, kad Trumpas atrodė nekantrus pradėti smūgius sausį, tačiau sąjungininkai regione tvirtino, kad jis turi palaukti, kad būtų galima įrengti daugiau gynybos priemonių. Dabar jis gavo signalą iš regiono partnerių veikti. Trumpas nurodė JAV žvalgybos bendruomeniai ištirti tuos duomenis ir kitą dieną pateikti ataskaitą. Jį susidėjo iš 4 klausimų. Apie galimybę nužudyti ajatolą. Taip, tai būtų paprasta. Apie Irano gebėjimo demonstruoti galią ir kelti grėsmę kaimynams sužlugdymą. Taip, tai taip pat būtų paprasta. Apie liaudies sukilimą Irano viduje.
Tai buvo galimybė, bet nebuvo jokio būdo to užtikrinti ir tai neturėtų būti atviras karo tikslas. Apie visišką režimo pakeitimą. Vėlgi, tai buvo galimybė, bet mažai tikėtina ir tai neturėtų būti atviras karo tikslas. Nebuvo jokių klaidingų įsitikinimų, kad Izraelio vertinimas buvo tikslus, bent jau kabinete. CŽV direktorius Džonas Ratliffas tai apibūdino kaip farsą. Eidamas nacionalinio saugumo patarėjo pareigas, Markas Rubijas tai apibūdino kaip vyriškos karvės išmatų sinonimą. Atsiprašau, Markai, bet tai yra šeimos laida apie karą. Jei debatą Baltuosiuose rūmuose interpretuotumėte kaip sprendimų priėmimą esant likusiam neapibrėžtumui, skirtingi veikėjai siūlytų skirtingas nuomonės apie geriausią strategiją judant į priekį. Toks žmogus kaip viceprezidentas G.D. Vance'as, kuris tarptautiniams rezultatams nesuteikia daug reikšmės, sakytų, kad karas nevertas rizikos ir tai iš tiesų buvo jo pozicija. Tačiau toks žmogus kaip Trumpas, turintis labiau karingų polinkių, nors ir kandidatavo į prezidentus su neoizoliacionizmo programa, galėtų pažvelgti į tą pačią žvalgybos informaciją ir nuspręsti kovoti. Ar rizika verta atlygio priklauso nuo to, kiek vertingas jums atrodo tas atlygis. Bet kuriuo atveju tai, kas gali užbaigti karą, yra aiškumas dėl to, ką iš tikrųjų duotų karas. Iranas atmeta Jungtinių valstijų pirminius reikalavimus, nes Islamo Respublikos vyriausybė mano, kad gali pasiekti geresnių rezultatų nei rodo geriausias JAV žvalgybos vertinimas. Taigi šalis kurį laiką kovoja, o tada susitarė, kai JAV žvalgybos bendruomenė atnaujina savo informaciją ir atitinkamai sumažina savo lūkesčius, taip kaip iš pradžių manė Irano vyriausybė. Tai yra priežastis būti optimistiškam dėl to, kai paliaubos galėtų virsti ilgalaikiu susitarimu, o jei ne šis kartas, tai netrukus po to. Tuo tarpu yra ir antra perspektyva, kuri taip pat suteikia pagrindo optimizmui. Prisiminkite, kad žvalgybos bendruomenė tikėjo, jog režimo pakeitimas buvo įmanomas karo pradžioje, net jei tai nebuvo tikėtinas rezultatas. Manau, kad kyla pagunda atmesti tai kaip karo motyvuojantį veiksnį remiantis tuo vertinimu, tačiau šie skaičiavimai taip neveikia. Faktas, kad masiniai protestai apskritai buvo įmanomi, tarkime net jei tikimybė siekia 25% ar šiek tiek mažiau, vis tiek turėjo didelę įtaką tam, ko Jungtinės valstijos galėjo tikėtis pasiekti kare. Ir net jei tikroji tikimybė buvo daug mažesnė, tarkime 10%, ji galėjo būti tik 10% tik todėl, kad Irano vyriausybei teko dėti tiek daug pastangų slopinant protesto judėjimus. Tai savo ruožtų padarė Iraną pažeidžiamesnį Jungtinių valstijų puolimui. Tačiau pagrindinė problema yra ta, kad tikroji tikimybė protestuotojams nuversti vyriausybę buvo trumpalaikė, todėl JAV prievartos galia laikui bėgant silpnėtų. Tai nusveria derybų dėl susitarimo patrauklumą siekiant išvengti karo kaštų. Tai, ką vėliau galėtumėte išgauti iš Irano, kai protestai jau nebeįmanomi, gali būti blogiau nei kovoti dabar. Na, tuomet karą užbaigė sukilimo galimybės pabaiga. Per pastarąsias kelias savaitės buvo įvairių žvalgybos nutekėjimų rodančių, kad šis langas iš tiesų jau užsidarė. Jei Irano prievartos galia dabar išliks nepakitusi, tuomet nebelieka skubaus poreikio kovoti ir turėtume pasiekti susitarimą. Vėlgi, aš nežinau, ar būtent ši konkreti paliaubų sutartis išliks ilgalaikėje perspektyvoje. Bet jei ne ši ir protestuotojų perspektyvos iš tiesų pablogėjo, tai gali būti kita, kai bus išspręstos kai kurios detalės. Taigi, kokias pagrindinės mintis galime įsinešti šiandien? Ugnies nutraukimas, toks koks jis dabar yra gana painus, pilnas abiejų pusių prieštaravimų, o sąlygos, dėl kurių jie laikinai turėtų susitarti, net nėra suderintos. Vis dėlto galime būti optimistai dėl karo pabaigos, jei jį iš pradžių sukėlė JAV pervertinimas, ką karas duos, ir dabar jo suprato, kad yra kitaip. Panašiai, jei Baltieji rūmai pradėjo karą norėdami pasinaudoti tuo, kad Irano vyriausybė buvo užsiėmusi protestuotojais, o dabar protestuoti jau nebeįmanoma, tuomet nėra reikalo tęsti karo. Manau, kad tai jau 40 mano diena iš eilės ir gali būti, kad artėjame prie momento, kai viskas sulėtės tiek, kad galėsiu grįžti prie ilgesnio forumo turinio, kurį buvau atidėjęs. Jei taikos dievai bus palankus. Kol kas žiūrėkite karo ciklo archyvą.
Jei jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, paspauskite patinka, pasidalinkite ir prenumeruokite. Iki kito karto, saugokite save.